Labą rytą. Labą rytą, labą rytą. Žinot, aš čia nebespėsiu jau tą 100 video įrašyti iki naujųjų metų. Laikas eina, žiūriu, čia kažkaip tai ting greitai, o video tų nėra. Taip, kad šiandien staigiai, greitai. Telefoną čia, štatyvą, viską, žinai, ten lempą, akinius, kad gudresnis atrodyčiau ir kepurė, kad paskui iš kepurės mane kažkada galėtumėt pažinti, kai jau, aišku, kažkas reikalaus kaip ir tą, kad be kepurės čia atseit ten, žinai, etiketas, bet aš nežinau, čia kažkaip gal reikia pasenęs etiketas, jau senas visai. Va, ir vienu žodžiu, aš taip galvoju, kad papasakosiu apie tokius, sakykime, jeigu aš būčiau dabar vėl moksleivis, vėl mane į mokyklą atvestų, tėvai sakytų, va, tam, įkrėskit proto. Smegenų negalite krėsti, kai sako smegenų, smegenys tai yra tokia substancija pilka, jos ten nieko nepadarysi, kaip yra, taip ir yra. O vat protą įkrėsti, mąstymą, tai tada jau, žinai, tai atvestų mane į mokyklą, sakytų, va, įkviesk protą jam. Kad būtų protingas, kad paskui galėtų gyvenime, mažiau savo klaidų, mažesnių klaidų gyventi, nebūtų taip ir galėtų daugiau sukurti. Mažiau problemų, daugiau kažką sukurti. Ir suvokimą, bet turi turėti suvokimą, kad suprast, kad kas tai yra kitas skausmas, kitas problemas ir taip toliau. Čia irgi pakankamai sudėtingas blemba dalykas, žinai. Kol pats neparagausi tų problemų, žinai, paskui ir nesuprasi, kas tai yra. Va. Tai jeigu atvestų į mokyklą, vis tiek, kad bazinius tokius pagrindus kažkada susigaudyt, kas tai būtų. Tai va, pirmiausiai, kad iškart nuo pat 1 klasės apie intelektą, protą, informaciją, viską, kas supa, kad pradėt aiškinti jau pirmokui, kad tavo galvoj yra smegenys, kuriuose yra patalpintas protas ir kaip veikia neuronų grupės, kas už ką atsako ir taip toliau. Nuo pat 1 klasės pamokas, kad va, kaip iš viskas, ką tu viską. Tu matai, tu girdi, jauti skonį, užuodi kvapą, supranti pojūčius, turi ir viską tą iškart nuo 1 klasės pradėti kažkaip tai žaismo formai vaikui aiškinti, kad va, tu matai visą tą pasaulį ir va, tas pasaulis, ta informacija, kurią tu gauni ir tu gali daryti įtakos tą informaciją. Tu tobulini tą savo mąstymą. Vat pačiam pirmokui jis ateina, vau, matematika, literatūra. Net nepaaiškino, kam reikia. Nepaaiškino net pačio pagrindo, jeigu pradėsi vaikų klausinėti, vaikai neturės normaliai suformuoto atsakymo, kad tai vysto jų smegenys. Kad jų protas tobulėja, kai jie mokosi literatūros, matematikos ir kitų visų ten tų savo pamokų ir principė ir dalykų visų. Bet to niekas neaiškina. Tai va, pirmas dalykas turėtų būti paaiškinti, ką viskas tas reikalinga, kad tu turi tą instrumentą, tau gamta davė, tai tu gali jo pasinaudoti ir čia va, atėjęs į mokyklą, tu jį lavini ir jeigu tu sugebėsi suprasti jį išlavinti, tu paskui turėsi žymiai didesnės galimybės savo gyvenime. Jeigu tu užsinorėsi kažkuom bendrauti, tu galėsi dasigauti kitų žmonių. Norėsi kažkur tai nuvažiuoti, tu galėsi nuvažiuoti. Norėsi kažkur tai turėti geresnį darbą arba brangesnę, geresnę mašiną, galėsi ją turėti. Jeigu tavo protas bus apribotas, jis nebus visapusiškai, nes visapusiškai ne tada, kai reikia. Visapusiškai nebus išsilavinęs, automatiškai tu gal nebegalėsi jau net sukurtų galimybių. Gal kažkokios tai atsiras, bet viską, žinai. Ir susiras tas mažas procentas netyčia, kas susiras. Tai vat man, jeigu būčiau mokinukas, tai vat galėtų apie protą. Antras momentas, visą laiką aiškinti apie kūną.
Suprantat, aiškint, kad kūnas formuojas pagal amžių, kad vat, jį reikia tai prižiūrėti, kad jį reikia kvėpavimą stebėti viską apie kūną, vat, aiškint nuo pat pirmo momento. Vaikai kosė, vaikai serga, vaikai susižaloja, vaikai ten sportuoja ir viskas, vat, kas kūne vyksta. Ir nes tas labai praverstų. Va, mano vaikai, kuriems šitas pamokas rašinėjau, o dabar uždarė ten duris, jau pasirodė. Tiem, ką rašinėjo video, jau matėt iš kampo pasirodė. Tai va, apie kūną ir paskui, 5 minutės. Paskui apie sociumą. Pasaulį iš visų, kuo greičiau supras, kad pasaulyje yra virš 8 milijardų žmonių ir tu gali ten, bet kokį žmogų kažkada gali gyvenime sutikti, bendrauti iš tų 8 milijardų. Visų tikrai niekad nesutiksi, bet yra tiek daug, tiek daugybė, kaip pasakant, pradėti nuo viršaus, kad paaiškinti, kad tų žmonių yra tikrai daug, kad suprastų, kad tam žmonijai tu gyvensi, tam sociume tu tikrai bandysi su juo surasti. Ir vat apie sociumas. Pirmas apie tavo protą, paskui apie kūną, apie sociumą. Suprantat, apie, pavyzdžiui, bendraklasius, draugus, pasakoti apie vienas kitą. Išsisakyti, kad suprantat, kad jie pradėtų apie tai mąstyti, kaip tą jų bendravimą patobulinti, pagerinti. Klausyk, galva, žiesmė. Čia, žinai, bus toks taip pats įsimintiniausias ir paprasčiausias, kai kažkas jos pradės gąsdinti. O tai, kad tas kus gąsdina, pas jį problemėlės, ojojojojoj, kad jis pradeda gąsdinti dėl to, kad jis yra pats, vaikščianti problema. Žmogus, kuris gąsdina kitą žmogų, jis savo problemas bando permesti ant kitų žmonių. Kai tik pradedi gąsdinti kitą žmogų, tu tas problemas, kurias tu pats nesugebi išspręsti, bandai užmesti ant kitų žmonių. Taip yra, bet iš tikrųjų apie tai reikia dar suprasti, apie tai mąstyti. Va, paskui erdvė ten. Mes gyvenam šitoje erdvėje, kalėjime. Kodėl kalėjime? Kad, pasižiūrėkit, aplink mus nėra iš vis mąstančių būtybių, kurios galėtų būti aukščiau mąstantis žmogų. Atstumą, kad galėtumėm malkų pakrauti, nuskristi, negalim. Net jeigu visas technologijas sukursim ir neapriboti, mes vis tiek niekur nenuskrisim. Mūsų amžius apribotas yra ten, vidutiniškai žmogus gyvena Žemėje 73 metus. Tai vis tiek mes kol kas gyvenam, bet vidutiniškai ir gyvenam. Kažkas ilgiau ten gyvena, 100 metų, bet vidutiniškai 73 metai. Vat jeigu ir tu neskrisi mažas vaikas kosminė laiva, tai mes niekur negalim nuskristi. Mes kol išskrisim, jau numirsim, kol daskrisim į kažkokios tai, kur vyksta kita civilizacija. O kad daskristi iki ten ir nusinešti savo ten ginklus ir pakrauti jie malko mes negalim, tai mes kalėjame. Arba taip susikūrė, arba taip padaryta, bet kad mes negalėtumėm to. Mes tik galim nusiųsti jiems savo informaciją, o ginklus mes galim nusiųsti. Bombikę nusintėm ten už milijardus metų nuskrido, ir nebėra planetos. O kažką tai sukur ten, kol nuskris, jau bus neįdomu, žinai. Pats efektyviausias metodas. Vat erdvė, kur gyvenam. Kokios tos kitos erdvės gali egzistuoti? Mes vis tiek, mes negalim net fantazijos susikurti kitų erdvių. Nėra, mes esame apriboti, net mūsų vis tiek ta visa fantazija bus apribota mūsų erdvėje. Ką mes fantazuotum, vis tiek bus tas mūsų erdvės skonis kaip, neįmanoma. Aišku, gal kažkokie žmonės gali, bet jeigu tie žmonės gali, kur gali kitoje erdvėje suvokti, kas vyksta, tai bet supraskite, jie kitiems žmonėms tikrai, man jis nepapasakos, sakys, žiūrėk, kitoje erdvėje vyksta toks ir toks. Kas ką? Ko tu nori? Aš užsidėjau akinius, kepurę ir pučiu miglą žmonėms į akis. Va, paskui kapitalas. Kapitalas, nuo 1 klasės kapitalą, kaip pinigiukais elgtis, kaip jos normaliai išskirstyti, kaip sutaupyti, ką nusipirkti, ko nepirkti, kiek sau leisti.
pradedi nuo 1 klasės tą kapitalą, supranti, kaip į galvą dėti ir visa tauta paskui normaliai pradeda tos pinigiukus skaičiuoti. Ir kas išvyksta ten po vienos kitos kartos, aišku, kad valstybė tampa turtinga, nes žmonės pradeda normaliai kapitalo naudoti, supranta, kad nereikia mikrokreditų imti, kad tai yra kilpa ant kaklo, finansinė kilpa, iš kurios beveik niekad neišlipsi. Nebent per bankrotą. Bet tada irgi turi suprasti, kad dar iki to bankroto turi daryti, dar iki jo turi daryti. Va. Ir todėl, taip, ir apie kapitalą. Taip, dabar kaip tą viską reiktų pasiekti. Aš galvoju, kad reiktų išsirinkti savo mokytoją, trenerį, patarėją, nežinau, kaip čia pavadinti. Tai gali būti kas nori, metams laiko. Ir tu jam turėtum tam patarėjui kiekvieną dieną, ką padarysi ir ką padarėjai. Iš ryto ką padarysi, ten turbūt į WhatsAppą greičiausiai, o vakare ką padarėjai. Ir kiekvienas žmogus turi turėti tokį patarėją. Kol kas nereikia dirbtinio intelekto, kol kas žmogui skaityti. Nes dirbtinį intelektą, kad įsileisti save dar biškį reik laiko. Kol kas geriau su žmonėm pabendrauti, nes mes vis tiek, su dirbtiniu intelektu mes šeimos ir vaikų nesukursim ir nebus kol kas, vis tiek mes negausim to pagrindinį kol kas. Paskui gal ir sukursim, bet dabar kol kas ne. Kol kas dar yra taip, kaip yra ir mes kol kas vienas su kito bendraujam ir greičiausiai, kad žmonėm daugiausiai to žmonės ir ieško. Daugiausiai. Aišku, yra kas jau svajoja ten, kad gyvent su robotais ir su robotais darys vaikus ten, robotai nešios tos vaikus ir jie gims. Teoriškai jau yra tas viskas įmanom, bet praktiškai kol kas dar nėra įgyvendinta. Ir ar tai bus gerai ar blogai, čia žinokit, jokia skirtum, ar bus gerai ar blogai, ar klausimas, ar bus tai, ar žmogus išsisaugos tą identiškumą, kur yra. Vargu, kažin ar išsisaugos, nes, viskas kaip link to eina. Jau glebeščiuojas žmonės, jeigu sąžininkai mėt, nebesiglebeščiuoja vienas su kitu. O toks žodis glebeščiuojas. Glebeščiuoja su telefonu savo. Pavyzdžiui, ar tu prisilieti prie kito žmogaus tiek, kiek prie savo telefono? Be šansų. Tas telefonas jau yra, apčiupinėtas, nučiupinėtas, nužiūrėtas, nuklausytas, viskas, žiauriai. Jau viskas, supranti. Jeigu taip žiūrėti, pavyzdžiui, savo ten žmoną arba vyrą kaip į telefoną, tai turbūt jis būtų iš vis pats laimingiausias pasaulyje. Bet ten prie kito žmogaus mes ten valgyt nori, kaip sekas. O normaliai nusišypsot nemokam. Viskas, žinokit, prasideda nuo šypsenos. Žiaurus dalykas šypsena, šypsokitės. Išmokit patys šypsokitės. Ir kad svarbiausia, kad kitas žmogus, kuris žiūri į tave, kad nusišypsotų. Kodėl aš tą video rašinėjau? Video rašinėjau, nes aš pasakiau savo, kad aš rašysiu 100 video iki naujojo metų. Užsimečiau greitai kepurikį, akinius, chalatą ir rašinėjau. Viskas, va šiandien tiek. Užmeskit, užsiprenumeruokit. Ir ten, jeigu jau yra pinigiukas, nusipirkit. Tom pačiu jūs palaikysit mano fantazijų pasaulį, mano filmą, kurį jūs dabar žiūrit. Jūs suprantat, kad čia yra mano meninis filmas. Aš čia įsijaučiu į rolę, pavadinsim rolę Aidutis.
Aidutis, nes kodėl aidutis? Todėl, kad aš principė pats norėčiau biškį, aš nesijaučiu aidutis. Aš net ir aidas nesijaučiu. Ir nesijaučiu nei iš visų tų vardų, aš nesijaučiu, taip pasakysim. Ten aš nežinau, gal jūs jaučiatės, bet aš tai nesijaučiu. Man sako, tai nu vis tiek, man sako, žinokit, lyg tai man kai kreipias man vardu, man atrodo, kad ne mane kreipias. Nuo pat vaikystės, kaip besakytų, tai kažkas tai, nu, aš suprantu, kad man pasakė. Ir kažkur tai girdžiu, kad jo čia reaguoju į tai. Bet kažkur tai vidinis pasaulis man sako, kad aš, koks tu dar aidas. Kas tu, kas aš nežinau, tai va, tą reikėtų pastudijuoti dar. Va, tai čia dar pakalbėti. Vakar buvau koncerte. Irina savo koncertą važiavo. Ir jau 3 metai kaip čia gyvena, nu žodžiu, pabėgo ten. Va, viskas šiandien tiek.